Labas vakaras, mėly bendrakeleiviai gerovės link. Kai už lango toks oras, tai pats laikas užsiimti kažkokiom filosofiniam mintim apie gyvenimą, jo prasme, apie tai, kokie turėtume būti, nes į lauką iš vis nesinori eiti, bet labai norisi gilių tokių pašnekesių. Ir šiandien mums labai pasisekė, kad užsiėmė žmogus, bet rado laiko su mumis pasidalinti savo žiniomis. Kaip jau aš pristačiau anonse, Vytautas, jisai jau kaip 8 metai jis yra vadovas holistinės mokyklos, bet aš tikiu, kad tas kelionė į tą holistiką jinai buvo ir anksčiau. Ir čia tiesiog tas mokyklos įkūrimas jau buvo jau pasiekmė. Tikiuosi mums apie tai papasakos. Ir plus yra suorganizavęs 5 didžiulės tarptautinės konferencijas čia Lietuvoje, holistikos tema, pranešėjai irgi tarptautiniai iš visų pasaulio kampelių. Žinau, kas tai yra, nes kažkada pati tuo užsiėmiau, žinau, koks tai yra sunkus darbas. Ir tikrai žmogus yra visapusiškas ir holistinis žmogus. Tai ir dabar paprašysimės jo pasidalinti būtent tomis mintimis, kasgi vis dėlto yra ta visapusiška sveikata, tas holistinis žmogus, ir bus labai įdomu jį išgirsti. Taigi kviečiam į studiją Vytautą Gruzdį. Ir labas vakaras, Vytautai. Labas vakaras, mėlėjai. Linkėjimai iš Pajūrio. Mūsų auditorija irgi dalis yra iš Pajūrio, jūsų draugai ir kaimynai. Tai jeigu norėsit Vytautui paspausti ranką, tai į teatro aikštėje lyg tai pas jūsų yra parduotuvėlė, kur galima užsukti ir susipažinti. Taip. Tai Vytautai, pradžioje man labai įdomu jūsų paklausti, kaipgi vis dėlto jūsų kelias pasuko į tą holistinę sveikatą, nes aš tikiu, kad ne nuo 1 klasės ir ne pabaigus mokyklą tokios mintis atėjo, o kažkoks buvo matyti gyvenimo tarpsnis, kad pradėjo domėtis tokiais dalykais. Taip, gyvenimas bendrai yra kelionė ir jinai kiekvienas turim kelionę ir etapus, tai taip, aš atsiradau tam suvokime per savo patirtį ir transliuoju daug, ką mes čia darom, viską per pačią mano kūną. Tai savo laiku ten 2001-2002 turėjau stiprių reikalų su sveikata, porą metų ligoninėse ir tiesiog buvo pakibęs klausimas ir gyvybės gal ir kiti dalykai ir tiesiog tai davė arba tu tampi kažkoksai tai išeini tiesiog toks vaistų vartotojas, kažkoks, visai viskas reikėjo, tiesiog kažkokiais jėgos atsirado, noras kitaip gyventi ir domėjimas atsirado iš tų pozicijų, kad tiesiog norėjau išlikti gyvas, gyventi. Ir visi tie suvokimai atėjo, galima sakyti, per savo patirtį. Pradžioj buvau pacientas ir mano ten Arūnas Januškis, toks žinomas Lietuvoje, irgi labai daug davė tokio peno per sudžoką, per meditaciją, jogą, per daug labai tokių praktikų, kai kurių, kurie davė tokį suvokimą kitokį ir pagalvojimą, kad ne šiaip sau tai atsitiko. Ir visi mes turbūt ne vienas čia įvairių panašių patirčių turi, nes taip pat sveiki žmonės sveikata dabar pradeda domėtis daug dievė, bet dažnai būna mažuma. Aš pastebėjau tokią tendenciją, kad dabar jau žmonės truputėlį gudresni ir jie žiūri į artimą savo ir galvo, aš taip nenoriu, aš noriu kitaip. Ir jisai tarsi užbėga tom visom tokiom jau apokaliptiniam lygom už akių, bando užbėgti. Nes anksčiau tai kaip ir jūs, ir didžioji dalis auditorijos irgi susimasto, ir aš pati taip pat, kad man reikia staigiai kažką daryti. O yra jau gudresnių, kurie žiūri į kitus ir sako, aš noriu ne taip kaip mano tėvai, ne taip kaip seneliai, aš noriu kitaip. Ar pas jūs pastebėjo tokių žmonių ateina? Taip, domisi žmonės, taip, yra dabar ir naujas mokslas, vadinasi valiologija, ir tai yra sveiko žmogaus sveikata. Ir yra toks jau dabar tendencija, tai tikrai labai džiugu ir sveikintina, kaip žmonės sveiki, domisi sveikata ir iš tikrųjų
tas žodis, ar kažkokia diagnozė, liga, tiesiog ten gali visai neegzistuoti. Bet tokie mūsų įpročiai kažkaip daug aš pastebiu dirbdamas su įvairiais kampais su žmonėm, kad žmonės tiesiog įpratę, jie kitaip net nemoka gyventi kiti žmonės, jie gyvena tom problemom, o galima visai kitaip gyventi, jeigu mes pakeisime mąstymą. Vėl, turbūt apie tai kalbėsime, tik apie tą žmogaus, viskas nuo galvos. Bet aš prieš tai, gilinantis į tą holistiką ir tą apibrėžimą ir kas tai yra, man labai įdomu šiaip ir smalsu paklausti Vytautai, kiek esate praktikų ne taip praėjęs, o esate jau kaip treneris, ta prasme, kas pas jūs jau, kokius ten galite atlikti ten, ajurvediniai masažai, reiki ir visi kiti dalykai, kiek jau esate dalykų meistras? Žinot, iš tikrųjų labai daug patirčių yra su terapijom, su diagnostikom ir kaip reiki meistras ir gal gerokai virš 2000, gal tiesiog yra daug tokios patirties darbe su žmonėm individualiai ir grupėse, vedant tokios vienas iš subtilesnių mokymų, taip sakau, yra reiki praktikos, kurios įvairiai vertina įvairių žmonės, bet tai visada turbūt mano pagrindinė žinutė būna tokia, kad kaip gyventi, kad per tave kažkas gyventų, o ne tu tiesiog tas ne bioenergija, kad tavo judėtų, o per tave judėtų tiesiog srautas ir tekėtų tas gyvenimas, tėkmėje būtum. Tai yra menas, nes mes kartais tiesiog labai prisimam viską savyje, kaip tu išmoksti, kad tekėtų per tave gyvenimas, tai to tėkmė, tu tada tiesiog nesureikšmini įvykių ir tiesiog esi toksai lengvas. Tai aš... Yra meistrystė. Tai aš norėjau pasakyti, kad apie tą tekėjimą srovės pas mus buvo toks pasakymas, kad nebūk tu kaip mirusi jūra. Tavarsime, kad į tave tik tai viskas įteka ir pasilieka ir žinios, ir kažkokios emocijos, ir tu viską savyje laikai ir tiesiog ir sau kenki, ir aplinkai. Ir turbūt, taip, kaip čia nesinori, čia tų karūnų kažkokių ten, tą ir tą baigiam, bet visada šviesios atminties pagrindinis žmogus, kurio kaip mama, motininė bitė avilyje, šviesios atminties mūsų Aleta Chomičenkienė, mano mokytoja, taip ir sakyčiau mama, kur yra dabar jau nuo universiteto Klaipėdos įkūrimo jinai dirbo, bet jau yra ne su mumis, man padeda iš viršaus. Ir tai buvo tiesiog man pakankamai nemažas įvykis, kad persitvarkyti reikėjo viską iš savęs, nes tas atramos taškas biški pasikeitė. Tai būtent tas, aš žaviuosi žmonėm ir pats, kad visada žingeidumas turi lydėti žmogų ir noras toliau, tiesiog kažkokius riešutus gliaudyti, tiesiog kažką, mus vadindavo visą laiką amžinaisiais studentais, nes tai Agulovas, tai marmos terapijos, tai ajurvediniai masažai, pančakarmos, ten širodara, potliai, visada ten su indais, svečiais iš Indijos, ten 4 rankų, ten viską, vis įdomu, ir taip dar, ir taip dar. Ir tada vis atsidaro vieni vartai, už jų jau kiti ir tu iš tikrųjų linkiu visiems būti tokiais tyrėjais. Visų pirma, tyrinėti save, tyrinėti aplinką, užsiimti ne tai, kad vien meditacija, tai yra žodis kontempliacija, savistaba ir daugiau tasai vidinis tas darbas, apie ką mes irgi, turbūt irgi šnekėsim, tas reikalingas toksai žvilgsnis, fokusas biški į pajautą savęs didesnė ir norėjimas toliau tiesiog suprasti, koks nuostabus yra žmogus, kokia yra, sakyčiau, būtybė, nes mes gal esame ne tik kūnas, taip įdomiai gal skamba, turbūt tai suprantat, kad ne tik kūnas mes esam, ką matome. Labai daug dalykų yra gerokai daugiau, net nežinau, kiek yra daugiau nematomų. Ir apie tai mes visai nesidomim arba sakom, kad tai mokslo neįrodyta ir kam tom domėtis. Mes apsiribojam savo ten
Ir tai ne medicina, vakarų medicina, geriausiu atveju energetinė medicina, eterinis kūnas, ten energetiniai centrai, marmos, ten meridianai, tai jau sveikintina, bet yra žmogus daugialypė būtybė ir labai kiekvienam tam kūnui reikalingas kitas maistas biški. Ir kiekvienam kūnui yra pakankamai nemažas šiukšlynas, ir ypač emociniam. Dabar žiūrėkit, mes po biški tada ir prieikim prie to holistinio žmogaus, to holistinio požiūrį į sveikatą, nes kaip mes turim pavyzdį, pas mus yra Amway, kompanija, kuri mūsų tą visą ratą apibrėžia panašiai kaip yra ir apskritai holistinis tas apibrėžimas, kad tai yra materija, tai yra ta biochemija, sakykime, žmogaus kūnas, paskui yra protas, tada socialinis yra šitas visas ratas, tos komunikacijos su to socialiniu ratu, asmeninis augimas, tai čia turbūt būtų dvasiniai dalykai, ir kaip mes asmeniniam pokalbį su jumis kalbėjom, kad finansai irgi yra labai svarbu. Ir paskui dar kas yra, man patinka, kad mūsų kompanija, jie dar ir apie aplinką galvoja, nes būtent jų ten jau nuo 59 metų viskas yra ekologiška ir perdirbama ir taip toliau. Dar kai nebuvo madinga, jie visą tą darė. O dabar žiūrėkit, pagal jūsų visą tą, sakykime, terminą, būtent holistika. Tai kas yra tas holistinis žmogus arba ką apima tas terminas visapusiškas? Bet kas būtų tie, nežinau, 5-6 dalykai, kurie yra, jau kad galėtum sakyti, kad žmogus yra, visas, vientisas. Tai gal labai daug dalykų neišsiplėščiau, bet 3 paėmus tas, kad kūnas, tiesiog pajauskime savo kaulai, raumenis, skysčiai, taip vadinami Ayurvedoje dhatų kanalai, audiniai visi ten, ir po to protas ir siela. Tiesiog tas, tokie 3 dalykai, jie šitoje vietoje jungtis turėtų, ir tai duoda visumą. Yra kūno poreikiai, yra proto poreikiai kažkokie ir aišku, mūsų tas vadinamas, kaip čia sako, transcendentinis srautas. Tai žmoguje yra tiesiog kaip konstanta tam tikri dalykai. Pas mus mokykloje, pavyzdžiui, buvo 9 mėnesių sanskrito mokymai, tiesiogiai iš Varanasio, kur vienas geriausių Indijos sanskrito universitetų, ir buvo vertimas, viską, ir tiesiog tu supranti, kiek tiesiog pasaulio sutverimas iš esmės toks dalykas yra žmogus. Rasės, nėra skirtumo, religijos, bet žmogus yra tokia būtybė, kuri turi tam tikrą sandarą ir būti. Ir tai yra taip, kaip yra, ir viskas. Mes ar tą žinom, ar nežinom, vis tiek taip yra. ir ta visuma, kaip, tiesiog ir tie poreikiai fiziniam kūnui yra kartais labai stipriai, kaip tenkinami, protiniai įgūdžiai ypatingai aštrinamas protas, o tas mūsų tas toksai biški subtilesnis lygmuo liktais palieka labai nuošalyje ir jisai ir atsilieka. Ir tada vėl to balanso nebuvimas duoda žmogų šiek tiek, galima sakyti, daro tokį žmogų biški nelaimingą. Nes būna, pripažinkim, kad yra žmonės tikrai kiti labai pakankamai, čia jau klasika ir knygos, kad būna pakankamai ir pasiturintis, bet nelaimingi tiesiog. Ir dažniausiai ir sveikas kartais žmogus ir laimingas irgi, kitą kartą yra. Sveikas žmogus nebūtinai laimingas. Yra kartais labai sveikuoliški žmonės, bet juose aš nematau tos tokios ugnelės, meilės, gerumo žmoguje. O tai yra turbūt svarbiausia, kad žmogus turi būti žmogumi. O kas yra tikras žmogus, tai žmogus yra mylintis žmogus, užjaučiantis kitą, suprantantis, gyvenantis ne tik nagais į save. O pastebima, kad dažniausiai taip yra. Tai yra visuma, tai yra labai svarbus akcentas, ką aš ir pastebiu, ir universitetas Klaipėdos yra holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra, ir labai džiugu, kad dabar jau yra disciplinos oficialius, Ayurvedos specialistas yra ir visi kiti dalykai, bet
yra tiesiog tas, ką dabar šneku, yra svarbu ir universitete vėl ir daug kur yra mokslas apie sveikatą, vėl kartojasi, man yra tas toksai lygmuo, jisai visai yra neliečiamas, tokia vadinama būsena, pajauta, kūno lavinimas, kito žmogaus pajautos. Mes protu bandom išmokti holistinę mediciną. Ir protu išmokti holistinės medicinos pilnai praktiškai misija neįmanoma. Žmogus, kuris nedirba su savim, nelavina tam tikrų kitų įgūdžių subtilesnių, nepaims holistinės medicinos, nebent tokį vakarietišką modulį, per protą žinau, gali išdėstyti, bet kaip su to žmogum susitinki, tu jauti, kad ar jisai tą jaučia, ar jisai savimi tai išgyvena. O tai yra labai tokie, nežinau, gal jūs tiesiog toliau klauskite, nes tai yra tokių dalykų. Ar tu žinai tai viena, bet ar tu tai jauti? Ir kitas dalykas, žinojimu dabar visi užsikrėti, dar nori daugiau žinoti dar, bet ar mes tai per save perleidom, ar tai apsigyvenom mumise, ar tai aš taikau šeimoje, ar kaip aš gyvenu, aš pats labai daug dalykų patyriau tokias žirklės. Aš žinau, o man vaikai sako, žiūrėk. Ir faktas, labai nelengva yra tas vidinis darbas, kad tu ten žinių gali prisikaupti, bet disciplinuotai su savim kasdieną ir turint, aišku, vienam gyventi yra viena, 3-4 vaikai, šeima ir išlikti tokiam sąmoningam ir laikyti dar frontą su sveiku, tai čia yra jau pagarba visiems žmonėms, kurie geba. Vytautai, žiūrėkit, turiu jūs kol taip daug minčių išdėstėt, aš kelias pagavau ir norėčiau jas biškai išplėtoti. Jūs sakėt, kad žmonės protų suvokia, žinias renka, jie, sakykime, sveikatinasi, apie sveikatą viską žino, yra sveikuoliai. Bet žinokit, labai įdomi statistika yra Lietuvoje, kad lietuviams su dosnumu ir dalymusi yra labai didelės problemas. Tai prasme, kad mes turim pripažinti, kad mes esame tauta, kuri tik tai pradeda mokytis dalintis. Ir tie pirštai, kuriuos sakėte į save, tai čia yra mūsų tautos bruožas. Tai ir aš tumis visiškai sutinku, kad kiek aš supratau, besidomėdama jūsų mokykla, kad jinai yra visiškai nemokama. Ar taip yra iš tikrųjų, kad jūs visą tą darbą darote tik tai už tiek, kiek žmonės nori palikti jau savanoriškai? Persitvarkė, kaip sako, keičiuosi aš, keičiasi aplinka, visada jauti, kad tokia kažkas tave filmuoja liktais, ypač po tų, sakau, įvairių patirčių, kad nesinori eiti į tokį vadinamą dvasinį verslą. Ir toks priimtas buvo sprendimas, kad vis dėlto norėtųsi kažkaip vėlgi atidaryti kitokią erdvę per mokyklą ir kad žmonės vertintų tai patys. Ir kadangi mūsų šviesios atminties Aletos Chomičenkienės yra paskaitos, man jos tiek brangios, kad aš joms neturiu kainos. Ir tiesiog ir konferencijos įdėta labai daug širdies ir dabar buvo visokių svarstymų ten daryti modulius verslo, ten įvairius dalykus, bet aš supratau gal, kad norėtųsi nors šią erdvę palikti, ne verslo erdvę ir į tą vandenį erą, jeigu žinot apie ką kalba, dabar ateinam į tą erdvę, kas yra vandenį era, turbūt visi truputį suvokiam. Paskaitykime, tai yra apsijungimai, bendruomeniškumo lavinimas ir mes, galima sakyti, atrodo, mes vadinamės holistinė mokykla, bet mes kūrėme holistinę bendruomenę. Mes turime dar ir tam tikrų ten gamtoje erdvių, norime tiesiog kažkaip realiai perteikti tą, kad bandykime tokios atviros širdies bendruomenę, gal taip sakyti, čia labai yra, kad tos paskaitos kaip būtų galimybę žmonėms žiūrėti ir to patys lektoriai, kurių gal kainos paskaitų pakankamai brangios, bet jeigu mes irgi kviečiame mes į bendrystę, gvildent tam tikras temas, problematiką ir jie atiduoda save ir mes tiesiog tai judinam ir aš šiek tiek atskyriau, turiu truputį
tam tikrą verslo šaką, kur atiduodu save kaip mineralų ambasadorius čia su darbė su žmonėm, mano tokia viena iš pareigybių, realiai sutartį darbo. Ir esu tokiam projekte ir nusprendžiau, kad kur atskyriau, kur yra pinigai uždirbami, o čia atiduodam duoklę žmonėm ir kviečiame į bendrystę. Ir būtent mūsų mokyklos misijos 3 žodžiai ir yra žinios, sveikata ir dalymasis. Dalymasis. Tai vat, ir norisi, kad žmonės, kurie ir buvo tose paskaitose, dalyvavo konferencijose, patyrė tam tikrus išsveikimus, pagerėjimus šeimoje, santykiuose, jie paskatintų kitus žmonės irgi domėtis, žiūrėti kažkokias paskaitas ir galėtų kiti ne tik tai ten kažkokią finansinę paramą suteikti, bet savanorystės dar momentą labai mes ugdom dabar, kviečiam žmonės savanoriauti. Ir kitų dalykų, tokių, žinai, ieškome būdų, kaip mums, kas mus jungia, o kas neskiria. Ir būtent tai labai svarbu, ką jūs sakote, žmonės dabar ir pasauliniu mastu, ne tik Lietuvoje, žiūrėkime į situaciją ir pasauliniu mastu, viskas ateina į tokį patologiją, gal taip toks žodis tinka. Viskas iš to, kad mes labai esame savanaudžiai, labai žiūrime, nematom kito žmogaus, nematom kitos gal valstybės ir tai dėl to ir vyksta tokie didžiuliai nesutarimai, o visada reikėtų pradėti nuo savęs tada. Mes to ir kviečiame po biškį, visi bendrai. Tai Vytautai, žiūrėkit, tai dabar aš taip supratau, kad visgi mokslas pas jūs yra kol kas bent jau nemokamas. Ir sakėt, yra naujas kursas, kaip tik pas jūs, kur irgi gali žmonės prisijungti. Ir čia, kur jūs surasti, čia holistinė mokykla. Ir tik tai jūs, man atrodo, vakar paleidot, tad ne šitas yra endoekologijos naujas kursas. Ar jis tikrai yra nemokamas ir bet kas gali čia užeiti? Čia iš tikrųjų mes tokia atidarėm bendrai rubriką, yra pilnavertė mityba sveiko žmogus, kur dabar bus skirtingi lektoriai, tai viena iš paskaitų endoekologija labai tokia dabar tema ir tarp gydytojų labai vidinis ta švara įvairiais aspektais, bet pirmoji paskaita buvo tyrė mėnulį, bet nežinom, kas mūsų lėkštėj, apie mikronutrientus, po to ten šiek tiek apie baltymus, apie kolageną. Labai rimta informacija, bendraujam su įvairiais gydytojais, bet šiuo atveju čia Birutė Čiunskienė, gastroenterologė, jinai duoda žinias. Mes labai geroj bendrystėje ir vėliau mes kalbinsim šitą temą labai įdomių žmonių ir čia bus tokiu principu viskas, kad įvairūs šie lektoriai ir gamintojai biški, ir augintojai, ir gal ir veterinarijos atstovai, nes čia yra labai rimta tema realiai. Mes tokie kaip mokykla, kaip tyrėjai, žiūrime, kur kas aktualu ir imame tą temą ir tyrinėjame. Tai iki galo metų manau, kad čia bus labai daug papildomų paskaitų ir kviečiame pasižiūrėti ir atsakyti. Tas laikas mums tirpsta, žiūriu, tai nežinau, ką dar galėčiau atsakyti, nes gal tiesiog labai nemažai pas mus tinklapį yra aprašyta apie mus, tas mūsų požiūris, jisai gal tiesiog iš šono žiūrint toksai keistas, kaip turime to entuziazmo, tokio vaikiškumo turime, gal taip sakyti, ko trūksta žmonėse. Dar vienas čia momentas, žmonės labai susireikšminę, jie labai stengiasi žaisti tos suaugusių didelius žaidimus. Čia jau kinų medicinoje tas yin-yang banginukas. Vėl, mes labai trūkstame yang būsenos tokios vadinamos. Tai labai svarbu žmonėm kažkaip save judinti, judėti, vaikščioti, maudytis po kontrastinių dušų, atbulom pavaikščioti, eiti kažkur tai kitaip kažką veikti. Ir neužsibūti tose stereotipuose voverės rate, ten sako, sansaros ratas, mes užsisukę ir bijom to kritinio žvilgsnio, nebijokime būti diskomforto būsenoje, nebijokime būti su tikrai žmonėm, nes visada, kai mes tokia tvora apsitveriam ir komforto būsena, jinai mūsų užmigdo ir užliuliuoja ir tada turime problemą.
Vytautai, žiūrėkit, aš jau jūs tekdama, aš jau susidariau vaizdą, koks yra holistinis žmogus pagal jūs. Tai, ką aš išgirdau, tai visų pirma, tai turėtų žmogus būti nuoširdus ir atviras. Dar turėtų būti vaikiškai, naivus, ta prasme, smalsus, domėtis naujais dalykais. Dar supratau, kad jisai turi būti judantis, jis turi nestovėti vietoje, turi kažką daryti, praktikas judėti, kad tas energija per jį eitų tolyn. Tai jau turim 3 punktus. Ką dar gali pridurti? Koks tas holistinis žmogus turėtų būti? Tiesiog atsakingas, gal toksai tiesiog platesnio gal požiūrio, žvilgsnio ir visada toks tyrinėjantis aplinką. Tai vat, ir, kaip sakau, nežinau, yra visas tas lavintinas šiaip šitas momentas yra, tai vasau toksai visuminis požiūris, jisai atsiranda tik tai truputį dirbant su savim, ypatingai savanorystė tai labai ugdo, pastebimės tai. Tai vat, toks vat, viską jūs ganėtinai išvardino, tai reikėtų šiaip realiai kai ką biškį ir pasimokyti, suprasti žmogaus energetinę struktūrą, tą vadinamą mūsų, kas yra biolaukas, labai tokia, kaip sako kiti terminas, ezoterika, bet tai yra labai irgi įdomu žmogaus sandara, subtiliaja prasme, jinai be galo įdomi ir iš tų pozicijų, ta holistinis žmogus, jisai formuojasi pakankamai palaipsniui, jeigu jūs klausysite konferencijos, ypač per COVID padarėm 20 metų konferenciją, tai yra pranešimas, yra labai įdomu pranešimo apie tą mokymosi principą, nes holistinis lavinimas yra, grįžtam vėl iš pradžių ir kartuojame daug dalykų. Protas iš karto kai kurių dalykų nesupranta, jisai galima pradžiai klausytis tuščiom apsukom ir tu nieko nesuprasi. Tai vat nežinau, tiesiog man 48 dabar, ir aš tiesiog jaučiu, kad, nesakau, kad, kažkokia prasme jaunėju, man atrodo, virš 50 aš stengiuosi liūdyti savimi tą holistinį žmogų ir manau, kad tai yra svarbiausia, kad mes tiesiog darytume kasdieną, anksčiau keltumėmės, darytume mankštą ir atsakytume savo porą klausimų, nes čia bendruomenė pas jūs tokia pakankamai, manau, kad sveika. Tai tie visi elementoriški dalykai, reikia atsakyti klausimą, ar mes geriam vandenį, judame, ar mes apsikabiname artimą žmogų, ar kažkam padedame. Tai yra kartais ir galima eiti į tokį gilį, bet kartais mes nedarome paprastų dalykų, žinai, ir einame kažkokius sudėtingus. O realiai viskas yra labai paprasta. Tas holistinis žmogus turi būti mylinti žmonės žmogus. Jisai žmogus turi būti žmogus. O kas yra žmogus? Jisai gyvenamės kartais emocijom. Turim kilti aukščiau. Emocijos turi, širdis turi gyventi. Protas turi leistis į širdį. Emocijos turi, mes jas turim nugalėti, būti save šeimininkais. Bet čia yra holistinis žmogus, kuris gyvena širdimi, jaučia širdimi, mato širdimi. Ir įdomiai čia taip gal skamba, bet pamastom, nuleidžiam į širdį, tada sakom, žinai, tos pauzelės atsiranda, meno aspektas labai svarbus, muzika, daug niuansų. Ne tik tai mokslas, reikia ir labai, labai daug gerų, skanių dalykų, kaip maistas. Tai nežinau, kaip tiesiog. Kadangi mūsų jau laida eina į pabaigą, tai aš dar irgi apibrėšiu tą holistinį žmogų pagal Vytautą Gruzdį. Tai žmogus turi būti nuoširdus, turi būti vaikiškas, smalsus, naivus, judantis, platesnės vizijos, matyti plačiau viską, dalyvauti savanorystėje, būti mylintis žmogus ir mylėti žmonės. Ką praleidau? Taip, turbūt daug, viskas čia gali visą parą viską dėstyti, tiesiog pabandykime, tiesiog turbūt daug, ką išvardinom, visi tai darom, aš nežinau, tiesiog jeigu nedarom, neužsibūkim svarbiausia savo tose, labai svarbus dalykas, sako, mano tokia astrologija, yra dar teiginys, mano tokia likimas, karma. Mes, jeigu žmonės sąmoningi ir iš vis sąmoningų žmonių nereikia pasauliui, tiem valdantiem pasaulį, nebijokim išeiti iš tų dėžučių,
galime mes, jeigu tapti save šeimininku ir keisti savo likimą. Ir labai reikia kartais tiesiog nebijoti ir jungti su stipriai žmonėm, su kuo sutapsi toks ir tapsi toks dalykas, ieškokime, kartais sunku, bet reikia nuimti tos senus saitus kažkokius, eiti į naujumą, pajudinti save stipriau, žinai, arba kažkur, nes tiesiog jaučiasi, kad žmonės tiesiog miega, žinai, mes per daug gerai gyvename, kažkokią prasme, ir reikia tai suprasti, kad vien preparatais nebūsime gyvi, reikia gamtos, reikia apsikabinti medį, kaip paskaita viena buvo, Leta sakė, klausimas, ar bučiam, kad kas nors žemė, pavyzdžiui, toks klausimas, tiesiog pajausti, kaip dabar auga gamta, pajausti, kaip maistas įteka į kūną. Mes kartais viską daro mechaniškai. Turi būti būsena, gyvenimo skonis, žinai. Teka saulė, ar matom, leidžiasi, ar matom, debesis plaukia, vėjas pučia. Ar turime mes pajautimą savęs, aplinkos, žmonių, metų laikų, keičiasi. Taigi ir mityba to atžvilgiu keičiasi, ir mūsų emocijos, ar mes tai jaučiam, ar gyvenam tiesiog mechaniškai. Tai čia labai svarbu, tai yra sąmoningas žmogus. Holistinis žodis irgi galima pavartoti, bet toksai sąmoningumas turi lydėti. Tai linkiu visiems iš tikrųjų. Tiesiog sąmoningai. Tai ačiū Jums labai, Vytautai, kad tikrai pasidalinom tokiom giliom mintim. Aš žinau, kad šitas pokalbis tikrai galėtų būti per naktį prie kokio laužo miške. Gal kažką tokio ir sugalvosim ateityje, nes mes darome ir gyvas stovyklas, susitinkam porą kartų į metus su mūsų bendruomenės nariais ir dažnai būna prie jūros šitie susitikimai, dėka Aurelijos. Tai galbūt, Vytautai, dar ir pasimatysim. Ačiū labai, kad sudalyvavot mūsų laidoj. Dėkui labai Jums visiems ir tegu lydi mus laimė ir gera savijauta. Darykime viską, ką šiandien apšnekėjome ir būsime laimingi. Gerai, Vytautai, dar neišeikite į studijos, aš dar su Jumis pasišnekėsiu, o su žiūrovais aš atsisveikinu. Tikiuosi, kad šita laida Jums suteikė daugybę minčių apmąstymui ir susimatysime kitą trečiadienį kaip visada. Ir visiems Jums gero vakaro ir sudiev.